Labas vakaras. Visai šalia Kauno įsikūrusiuose Neveronyse gyvenimas verda pilnu tempu. Tiesa, kiek lėtesnių nei didmiestyje, bet ne ką prastesnių. Seniūnijos vardą garsina talentingi amatininkai, įsikūrusios įmonės bei gražiausios sodybos. Šviežiai iškepta Neveronių šeimininkė vos 3 mėnesius seniūnės pareigas einanti Aldona Petkevičienė pasitiko mūsų plačia šypsena ir pradėjo pasakoti, kuom gyvena neveroniškiai, kokias negandas kamuoja, o kas svarbiausia, kuom jie gali didžiuotis. Vaikų žaidimo aikštelė atsirado Neveronyse, ko anksčiau nebuvo. Atsirado lauko treniruokliai. Šiuo metu gautas finansavimas ir greitų laikų bus įgyvendinti dar 2 projektai pagal Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro finansavimą, tai yra lauko teniso stalas ir paplūdimio tinklinio aikštelė atsiras. Taip pat dar vienas projektas mūsų seniūnijos pačios rengiamas yra apželdinimo projektas. Norime pasigražinti, šiuo metu kaip tik vyksta darbai prie įvažiavimo į Neveronis ir antrasis būtent toje mini vadinamoje sporto aikštelėje prie Neveronių pačiame centre, ten kur šiuo metu yra būtent jau treniruokliai ir vaikų žaidimo aikštelė, tai ten bus ir apželdinimas. Tai mes galime pasidžiaugti, kad iš tikrųjų gauname tų lėšų, gaunam finansavimą ir po truputėlį gražinamės. Ši seniūnija išsiskiria iš kitų plotų. Tik 13 kvadratinių kilometrų teritorijos aprėpiantis Neveroniai gyventojų skaičiumi nenusileidžia ir pačioms didžiausiams Kauno rajono seniūnijoms. Nors čia ir ankšta, bet vietos saviraiškai tikrai netrūksta. Turime meno 2 kolektyvus, tai yra gimnazijos tautinių šokių kolektyvas UPE, kuri prezentuoja mūsų seniūniją ne tik tai Lietuvoje, bet ir pasaulyje, išvyksta ir į Italiją, ir į kitas Europos šalis. Taip pat turime viešę folkloro ansamblį, taip pat labai garsus, garsina tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Turime sportininkus, toks Arūnas Gelažnikas, motokroso daugkartinis čempionas. Turime porą krepšinio komandų, vyrų, seniorų ir jaunimo, jie taip pat parveža mums daug taurių. Ir seniūnija neatsilieka, dalyvaujame su savo komandomis kasmet Kauno rajono rengiamose sporto varžybose, kur praktiškai visada parsivežam prizinę vietą. Taigi tikrai esame iš tų seniūnijų, kur aktyviai sportuoja žmonės. Kaip teigia seniūnė, Neveroniai šiuo metu yra pačiame gražinimosi įkarštyje, sparčiai tvarkomos apleistos ir nenaudojamas vietos, renovuojami seni pastatai bei statomi nauji. Dabartinėje Neveronių gimnazijoje įrengta sporto salė renovuota ir bendruomenės centro patalpos. Galim pasidžiaugti tuo, kad praeitais metais mūsų mokykla, vidurinė mokykla, Neveronių vidurinė mokykla akreditavusi ir tapo Neveronių gimnazija. Seniūnė džiaugiasi, kad neveroniškiai yra labai bendruomeniški, o verslininkų, kurių čia tikrai apstu sulaukiama pagalba, yra ypatingai vertinama. Prie miestelio gražinimo prisidedanti Virbickų šeimyna jau nebeskaičiuoja išlietų prakaito lašų ar viršvalandžių praleistų šiltnamyje. Paprasčiausiai tokie terminai kaip darbo valandos čia neegzistuoja. Gėlės tai ir kaip ir visi augalai yra gyvi dalykai ir tai yra didžiausias tas sunkumas, todėl kad jų negalima palikti 5 valandą uždarius duris, negalima palikti šventėm, negalima palikti savaitgaliam, jiem reikalinga pastovi nuolatinė priežiūra ir tas dėmesys ypatingai didžiulis, nes nepalauks. Kol mes pailsėsim, nepalauks, kol mes pašvęsim, nepalauks, kol mes išmiegosim, reikia čia ir dabar. Idėja auginti gėles kilo prieš 30 metų. Viskas prasidėjo nuo sodo karalienėmis vadinamų rožių, o nuo vaikystės įskiepyta meilė augalams duoda vaisių ir po šiai dienai. Tėvai įskiepijo tą meilę ir tą darbą tokį su gėlėm. Tiesiog mums patiko ir pradėjom vystyti. Viskas buvo labai tokioj, tada tais laikais tokioj labai sunkioj stadijoj, tokioj labai jau pradiniai, o norėjosi padaryti aukštesniam lygiai. Taip, todėl, kad šitas darbas įdomus, čia yra be galo daug galimybių tobulėti, viskas plečiasi, viskas tobulėja, viskas atsiranda nauja. Ūkininkai teigia, kad ne visada jų skonis sutampa su klientu, tad dažniausiai tenka auginti tokias gėles,
kurios yra paklausios bei dažnai perkamos. Labai stengiamės įdiegti tas naujoves ir suformuoti tą kitokį požiūrį į tas gėles žmonių, bet tai viskas vyksta labai pamažu. Auginant gėles darbai toli gražu nepasibaigė sulig paskutiniu nukritusiu medžio lapu rudenį, o žiemos nėra leidžiama šaltai įsitaisius prie židinio. Žiemą pas mus yra darbymetis dėl to, kad ruošiamės pavasario sezonui. Žiemą vis būna sodinimas gėlyčių, dauginimas, skiepėjimas rožių ir taip toliau. Ir kad kovo 8 pražystų tulpės, jas reikia jau pasodinti žiemą. Tai kad balandžio mėnesį žydėtų visos gėlės, jas irgi reikia jau paruošti ir pasodinti būtent žiemą. Todėl žiemą būna labai sunkus darbymetis. Tiem, kas galvoja, jog už miesto ribų nedarbingumo lygis yra itin aukštas ir kad čia surasti veiklos nėra įmanoma ar net neverta bandyti, Virbickai turi atsakymą. Visur yra darbo, tik reikia daug dirbti ir labai smarkiai norėti, tikėti. Turi būti iniciatyvus žmogus, jeigu jisai sėdi prie televizoriaus ir sako, nėra darbo, tai niekada ir nebus. Darbų yra labai daug. Taigi. Mes tiek turim tų idėjų, mes tiek turim tų visokiausių planų, tiesiog neužtenka laiko ir jėgų ir viskas organizuoti. Tai net juokinga atrodo, kaip galima ten. Kaip gali nebūti darbo. Jeigu daug dirbsi nuo 12 valandų, kai išvažiuoja į Norvegiją, dirba po 16, jeigu jie visi dirbtų tiek čia Lietuvoje, čia būtų jiem daug geriau. Tai va toks ir sėkmės receptas. Jeigu tu dirbsi daug, visada kažkada ateis sėkmė, anksčiau ir vėliau. Darbas su rožėmis reikalauja labai daug dėmesio. Kartais pusdienis praleistas be priežiūros gali atnešti ir itin didelių nuostolių. Viena iš mūsų rožių veislių tai yra stiebinė rožė. Viena iš tokių gražesnių rožių, rumba jos pavadinimas. Stiebinės rožės šiuo metu yra labai populiarios. Būna visokių formų, būna visokių žiedų, kvepiančios, nekvepiančios. Šiuo metu geriausia dovana tai yra stiebinė rožė. Jeigu reikia kam nors padovanoti, tai va, nusipirka stiebinę rožę ir padovanoja kažkam, tai negu ten kažkokią puokštę ar ten gyvas rožės, kurios nuvysta ten per kelias dienas. O stiebinė rožė tai jau sezoną tai tikrai išlaikys iki rudens. Aišku, jos gyvena ir žiemą, bet žiemą, aišku, reikia jau jas dengti. Būna visko ir gerų, ir blogų momentų. Pasak Audronės, nors jie ir dirba su rožėmis, tačiau kelias ne visada buvo rožėmis klotas. O šiuo metu užaugę vaikai pavaduoja tėvus, tad atsiranda laiko ir atostogoms. Akivaizdu, neveronysė, kas kaip gali, tas taip sukasi. Čia labai daug įmonių, kurios sukuria darbo vietas vietiniams gyventojams, o šeimos verslas ypatingai populiarus. Geras vardas užtikrina kokybę, o jei veiklos perduodamos iš kartos į kartą, tai sulaukiama ir vertinimo iš užsienio šalių. Šalys pas mus tikrai labai įvairios. Kaip minėjau, ir ta pati Japonija, turim Izraelį, turim labai didelius stiprius klientus, ispanus. Ir pas mus turbūt jau mažiau būtų, kur nėra, ar ne, mūsų, nes nuvažiuoja mūsų draugai, sako, o ir Dubline mes ten radom, ar ne, nors, sakykime, tas eksportas ten į tą Didžiąją Britaniją ir patį tą Dubliną ten, kad ir nėra didelis, bet pasirodo, pasitaiko, nusiperka ir mums tai malonu. Įmonės gaminančios sausus pusryčius ir pustus kukurūzus vadovė teigia, kad sulaukia ir laiškų su padėkomis iš klientų, o didesnio vertinimo gamintojui ir negali būti. Kai mes gaunam tokių žinučių atsiliepimų iš mūsų klientų, vartotojų, kad ačiū, kad gaminat labai skanią produkciją, kad mūsų vaikai kiekvieną rytą pabunda ir valgo, tai mes tokius laiškus atsisaugojam, pasidedam ir atrodo, didesnės tikrai padėkos nėra gamintojui, kaip jo įvertinimas produkcijos. 15 metus veikianti įmonė gali pasigirti ne tik, kad būtent jų produkcija atsiduria kiekvieną rytą ant pusryčių stalo visame pasaulyje, bet ir užtarnautų gerų vardų bei puikia atmosfera darbe. Labai daug darbuotojų dirba labai senai. Tai yra tokia maža kaita, pas mus moterys iš vis
sakyčiau, tokios auksinės, gal apskritai moteris tokios, bet jos tokios, iš tikrųjų, lojalios labai mūsų įmonė ir senai dirba, ir gerai dirba. Aišku, yra ir vyrų, kurie tikrai ir po 12 metų dirba, tokia maža kaita, kaip pradėjom plėstis, atsirado tų pamainų, tai truputėlį vyko ta kaita, nes vis tiek būna, tai jaunimas grįžta iš užsienio ar ne, tai noriu dirbti, paskui staiga praeina noras dirbti, o dirbti vis tiek reikia, o jeigu darbas pamainomis, tai vis tiek po 12 valandų ir naktinis, bet slenkančių grafikų žmonės įpranta ir sakykime, jie net labai patenkinti to pamaininiu darbu. Pradėję verslą nuo paprastų ir visiems žinomų kukurūzų, Jokubauskai nusprendė plėstis. Pradėjo gaminti sausus pusryčius, kurie neturi jokių priedų, tokių kaip skonio stiprikliai ar įvairūs konservantai. Produkcija skirta vaikams, tad kaip teigia Jūratė Jokubauskienė, jų tikslas, kad mažiausiai jie augtų sveiki. Kažkada prieš daug metų, nes mūsų įmonės kaip ir registruota, jinai yra prieš 20 metų. Mes tiesiog pardavinėdavom prekes. Tai kai nesukuri jokios vertės ar nepridėtinės, tai tiesiog tu perki, parduodi ir tiek. Ir norėjosi kažko, tai buvo mano vyro mintis, kad eiti į gamybą. Ir kadangi prekiauji maisto prekiam, tai neisi prie mašinų verslo ir ten kažkokio kita, tai tiesiog nusprendėm gaminti kukurūzus. Tai buvo toks paprasta ta linija, tokia baltarusiška. Ir po truputuką viskas lyg ir sekėsi, aišku, visokių metų būna sekasi, būna ne. Paskutiniu metu, sakykime, viskas kaip ir neblogai klostosi. Na ir kadangi mūsų produkcija 85% eksportas, tai mes nusprendėm vieną dieną, tai yra prieš 2 metus, pakeisti įmonės pavadinimą. Buvom Palasė ir tapom Serera Foods. Direktorė užsimena, kad pakeitus įmonės pavadinimą aplankė ir sėkmė. Šiuo metu darbai vyksta net 4 pamainomis, tačiau ir dabar, kai atrodo viskas atsviestų patepta, yra ieškoma naujovių, o judama tik į priekį. Tai gal ne taip gražiai, nes vis tiek reikia šiaip atstumą žiūrėti, reikia, aš jaučiu labai ekspromtų, šiaip reikia vis tiek atstumų žiūrėti, reikia viską, aš jaučiu, super ekspromtų. Kviečiame artimiau susipažinti su šeimyna, kuri pažabojo stiklą ir iš jo gali pagaminti bet ką. Stepo Žuko technikume Loreta įgijo meninio stiklo apdirbimo specialybę. Šiuo metu visi Butauskai dalinasi darbus, visi turi savo pareigas ir puikiai išmano, ką ir kada daryti. Ant brėžnio dedasi lakštas stiklo ir įsipjausto detalės. Tarkim šito laivuku. Įsipjausto detalės, tada suklijuoji paprasčiausių momentukų visas tas detalės, kad visi sueitų, kad kai susilydys, nesigautų, kad viena detalė į ten, kita detalė į ten, kita į ten. Paskui nešam į pečių 800 temperatūroje, parą eina kompiuterinė programa, jis pakyla, nusileidžia, vėl pakyla, atkaitinimai vyksta. Ir kai iškepa jau šitas, iš tų detalių išpjautų, šitaip suklijuojam, nešam į pečių, po paros būna toks. O klijuojama ultravioletinių spindulių pagalba, principas toks pat kaip stomatologo kabinete. Tik čia žmonės aiksi ne iš skausmo, o iš susižavėjimo dirbiniais. Šitas ažūras, jis yra išklotinės, įsikepa, tada antruką ar dėdė ant formos ir jau išsikepa gaminys. Per kiek laiko pagaminti tokį reikia? O žinokit, čia daug, vos ne diena iš tokių detalių. Šitą visai dieną, ta kokios porą valandų, nes detaliais pjaustos ir klijuojas. Labai skirtingai. Loreta Butauskienė su vyru Juozu stiklo gaminių įmonė įkūrė namuose. Į darbą toli eiti nereikia, viskas po ranka. Čia yra net dirbinių mini muziejus. Lentynos nuklotos įvairiausiomis statulėlėmis, lėkštėmis, laikrodžiais bei vitražais, kurių gaminimo technikos taip pat labai skiriasi. Čia štai klasikinis vitražas, tarkim, tas su graikais.
Čia yra vario folijos, tik kadangi labai didelis, tai dar vis tiek švinu, tai čia kombinuotas. Ten lange grinai vario folijos. Tos, kur mažos detalės, taip jausto, vat, aprengia tokiu, kiekvieną detalę tokiu vat, metaliuku, kad nesuplėšytų reikda ją ir kiekvieną ten stakliukės apšlifuot. Tie iš jo darytų vitražą, va taip aplenkėt, bet reik tiesiai labai kokybiškai, kiekvieną detaliukę, paskui juos deda vieną prie kito, tada lituoja, paskui ten tokiu tepalu patinuoja, nu, labai sudėtinga technologija, labai. Tai kur mažos detalės su šito, o kur didelės, tai daro vat, su švinu, nes įsivaizduokit tokiom mažytėm kaip ten angeliukai vat, lange, tai būtų neįmanoma šviną sudėtum, kai kurių detalių visai neliktų. Verslininkė užsimena, kad buvo laikas, kai dirbo ir samdyti žmonės, bet likus tik šeimos nariams, viskas vyksta kur kas paprasčiau. Ir motyvacija yra, nes šeima, ir tas pasiskirstimas, tarkim, ir užsakymas yra, sėdim, dirbam, kad ir ten po vos net 20 valandų. Nėra darbo, prie žeriukų žuvauti. Čia kaip tas lasdeles sudėję, tai matosi net ir tų lasdelių galiukai. Čia va tiesiog, nu, visi. Nu, jis toks atrodo nešvarus tas darbas, bet būtent užsienį tai tokie darbai yra astronominės ir kainos ir vertinami. Aišku, ne pas mus. Tai va čia į atskiras formas ir tą darai. Įsivaizduokit per tą skylytę, kai reikia tą iškrapštyti, tai nerealiai, bet lieka net visokie tokie inkliuziukai, nes tą formą reikia sugražiuoti, kad nesuskiltų, kad reikmė turėtų kur išėti. Na ir va toks akcentas, tarkim. Pašnekovė mus užtikrino, kad visa šeima sėdi savam vežime ir džiaugiasi, kad dirba darbą, kuris tuo pat metu yra ir jų hobis. Labai žinokit, smagu, kai savo, kad ar sunku, ar nesunku, nu, va tu ateini, tu kartais išgimdyti tiesiog tą eskizą ar kažką tai reikia, nu, bet va savo jau kaip padarai, kaip saldukas, o da užsakovas atvažiuoja patenkintas. Nu, tai. Ko dar reikia, nes irgi į tą užsienį nugauni tuos pinigus viską, bet visiškai nėra jokių moralinių, nu absoliučiai pasitenkinimų. Tu nei tos emocijos matai, nei nieko, o čia atvažiuoja, oi kaip gražu, nu tai balzamas, balzamas, sielai. Ar ir visi taip šeimos nariai kaifuoja? Kaifuoja. Ar yra mažiau, kurie patenkinti? Patenkinti. 23 metus su stiklu dirbanti Loreta sugebėjo išmokyti šio amato ir vyrą, kuris iki tol buvo agronomas. Nieko nėra neįmanoma, svarbiausia tik norėti. Pradedam nuo lasdelės, kaitinam ugnį ir tampam, sukam. Ir ką sugalvom, tą padarom. Kas čia prietaisas? Čia yra degiklis, jis suspaustas oras ir dujos, paprastos balionas. Ir duodate apie 600 temperatūrą, užtenka šitam stiklu. Jis yra pusiau kristalas, jisai daug, minkštesnė negu langinis koks stiklas. Ką sugalvom, kam reikia. Cechas įkurtas 2 aukštų pastate. Pirmame lydomas stiklas, į rankas įmamos lasdelės, jos tampamos tol, kol gaunama norima forma. Juozas dažniausiai dienas leidžia šiame aukšte prie ugnies, o tuo tarpu Loreta su vaikais antrame aukšte atlieka užbaigiamuosius darbus. Gražiausios sodybos titulą turinčios sodybos šeimininkė yra kilus iš Marijampolės rajono, o meilę darbui bei gražiai aplinkai paveldėjo iš tėvų. Mama irgi su tėte labai puoselėjo tokią sodybą. Gražią, skaityk, irgi visą laiką buvo pirmos vietos užimamos. Mokykloje mane irgi visą laiką sakydavo labai tvarkinga mergaitė, jau čia viskas kauptukai, viskas padėta į vietą. Nu kažkaip ir taip augau, tvarkingai kažkaip toje aplinkoje, sutikau savo vyrą. Juozą į Kauną, kai persikėliau mokytis. Rima neslėpė, kad visada norėjo gyventi name, o apsilankius Rumšiškių etnografinėme muziejuje panoro kažką panašaus susikurti ir savo kieme. Kažkaip su vyru po biškį, nusipirkom sklypą ir sukūrėm tokią paprastą kaimišką sodybą.
Oi, ši sodyba, kai mes vaikščiom, tai čia daug metų ėjom aplinkui, ieškom plotai, vien tik rūmai, pelkė, su botais negalėjom pereiti. Bet ką, daugiau niekur neradom, ką norėjom, kad erdvesnio kažką nusipirkti, ne 15 arų, pavyzdžiui. Tai va, ėjom į seniūniją, pasakė, kad čia priklauso savininkų šitą žemę, ieškom savininko, savininkas sutiko parduoti, bet tik hektarą. Sakė, mažiau mes jau neskirstom. Ką darysi, pirkom tą visą hektarą. Ten, kur dabar yra sodyba, nei buvusios pelkės, nei kemsynų ir brūzgynų nelikę nė kvapo. Beveik hektaro žemės plote žydi gėlynai, aplinka puošia veja ir idealiai sutvarkyti vandens tvenkiniai. Prieš 15 metų tai labai mažai čia kas tokius rasinius namus statėsi ir čia visi labai važinėjo, visiems patiko, visi žiūrėjosi, kad čia labai jau įdomu buvo, kaip čia bus. Tai va, ir taip įsikūrėm, mes norėjom tokio paprasto naminio namelio. Dabar niekur nedirbanti, o tik namuose šeimininkaujanti Rima teigia, kad mediniui namui reikia daugiau priežiūros nei mūriniam. Kas kelerius metus reikia perdažyti, bet jaukumas viską atperka. Kartais gal lyja, tai nieko nedarai, kai sausa, tai jau po biškį į savaitę vis tiek vieną dieną tai tikrai reikia skirti visą laiką jau. Kažkur apeini apžiūrai, tai neravėjimas, vyras jau čia gerai pasilikęs sodą, vynuogių tų prisisodinom labai prižiūrėti reikia. Genėt, ūgliai, tie viskas šiltnamis va didžiausias. Tai eini žmogus, bet taip įpratęs, kai neusileidi, tai atrodo, kad čia ir malonu. Darbų netrūksta net ir žiemą. Visur lekianti darbšti moteris nesėdi rankų sudėjus. Mezga, neria, kepa bei rašo eiles. Šitą tėviškę labai mylėjau. Netekau nei mamos, nei tėčio. Čia tėtis dar kiek metų gyveno, tai va. Sugalvojau, kad va reikia prisiminimų būtų nuotraukos ir va skirtos tos eilės va. Apie tą kaimą, kad ten visą laiką buvo labai gražu, ten tie jazminai ir bijūnai, viskas. Ir dabar pravažiuojam va kada į kapines ar kur. Visą laiką tengi mano tie takeliai išbėgioti, skaityti, praminti ir visą laiką kirbina širdelę. Širdį ilgiuosi tėviškės rausvų bijūnų, baltų jazminų kvapo vakarais, o atminty atgyja motinos balta skarelė ir tėtis mojantis ranka ilgai. Ir vėl į tėviškę sugrįžti kviečia senas takas ir svaigus vyšnių krintantys žiedai. Ačiū uždėmesi. Šį vakarą kelionę po Neveronis baigėme. Tačiau noriu priminti, kad kitose laidose taip pat kviesime susipažinti su Kauno rajono miesteliais bei seniūnijomis. Iki malonaus.